Viršaus ne. Čia vyko. Padangiai? Nós podemos na sopa.
dabar nepadarysi, o dabar pilstysim normaliai. Nu, atrodo neblogai supilstyk, ką? Tai tik atrodo, pačiau reikia. Nežinau, O šičia visur nuspės. Mažinau. Tak. Kas čia per paukštį dabar? Nu taip, pusė bong. Laimingų metų, laimingų, laimingų metų, laimingų, laimingų metų linkimas. Žaliųjų metų, išmaino, kurie nemėgsta košės, bet dūmais ir suodais ir voželiu visi tegu eina, kurie dainas į miegą išmaino, kurie nemėgsta košės su dūmais ir suodais eina palius. Jis vegetaras. Ir aplamai, kad čia per žaliųjų stalas, kur dešrą valgo. Vegetariškai prašau, atiduokit dešrą. Reikia sunaikinti ją. Ne, simboliškai. Atikis. Vidalėme takį. Palauk jau vieną. Kodėl taip? Ne, reikia taip daryti. Pagaminimo kažkur įrašyti. Valas. Reikatas. Yra, pavyzdžiui, krantų artimas, natūralių procesų sunaikina per metus dvigubai galbūt daugiau miško. Vėl sakysi, kad aš nepamatavęs, sakau, dvigubai daugiau. Gaulių daugiau miško, negu tas išpirkimas deklaruoja. Čia yra mano požiūris, aš to išdėšiu savo požiūrį. Ir tu gali sakyti, kad aš nešalesnis, ne toks konjunktūršikas. Čia yra mano požiūris. Dabar dėl šitos akcijos. Aš sakau, tam, kad įsiaiškinti, palauk, kažkaip leisti, pabaigti, jos nedarys. Aš darysiu, aš jau sakiau ją. Bet šitą bus, tai pokalbis, nebus kažkoks tai oficialus, kažkoks tai ar neoficialus teismas, kodėl iškirto niekšai tenai tiek miško. O čia parašyti? Ne, tai tu iš karto automatiškai turi pasąmonę tą mintį. Galbūt ten bus visai pasisakymai ir bet sakau, aš tą akciją padarysiu vis tiek. Ne akcija, galbūt čia ne akcija bus, o pavyzdžiui, kažkoks seminaras. Jeigu reikės, jeigu bus tikrai grėsminga, jeigu bus grėsmė, pasakyk, Rimų visai neklausai, tu klausai tik save. Dėl tų miškų tokie dalykai yra. Paliekam tą punktą, nes aš noriu pasakyti dėl viso šitos programos. Vienas dalykas yra labai geras, ką Rimas vakar pasiūlė. Ir mes ką klube padarysim. Tai yra, kad sudarysim galbūt ne tik savo programą kažkokią, o kad kiekvienas žmogus, jeigu yra klubo nariai, pavyzdžiui, aš nesakau, kad žalių idėjimų kažkoks parašau. Nutolai, miškai. Aš kalbu, aš visiškai nenutolau, aš pasakoju, tikrai rimtai nuspręsti. Man reikia, kad kažkas kažkur tai kažką bandė padaryti, po to alpsta, kad niekas neatėjo ir niekas nesusirinkė. Tai aš tiek norėjau pakomentuoti. Sakau, labai gera yra, aš tada dar šita programa kaip programa yra gera, bet jinai yra šūdas, ta prasme, kad jeigu nieks nevykdys savo programų konkrečiuose klubuose, ką patys yra tikrai jaučia širdies, ką turi daryti. Tai visi šitie tokie popieriai ir popieriai. Čia mūsų klubo vidinis Tai šitą dabar... Aš tai dabar taip sakau, kad šitas ketvirtas apie gamtos bičiulių, suprantate, kurie gyvena kaime seminaras, tai nėra apie ką bičiulius. Nėra bičiulių ir nėra nei kas darys. Ir kai mes atvažiuosim į sekantį ką nors ir mes turėsim tos bičiulius suradę ar kažką, tai tada labai konkrečiai šnekėsim. Tu aš žinosi, kiek pas mane yra rajone tokių žmonių, aš galbūt su jais pabendravęs jų paklausęs, ar iš vis tokio susirinkimo reikia, žinai. Sakyti jauniem mano draugam. Tai tegu ne taip. Aš, pavyzdžiui, niekam nekišu ir nesiūlau. Aš to galiu pasakyti labai paprastai. Kad patyrimas yra labai aiškus ir darbo metodas ir bendravimas aiškiai yra labai aiškus. Kaip sako, aš neturiu teisės šiandien kažkokią darbo, bet aš žinau, kaip yra visur kitur. Pavyzdžiui, apie tarybą. Ginčiai prasideda ir pykčiai tada. Ir tas pirmininkas, pavyzdžiui, kad ir mane šitą atveju ir visais kitais. Kad atvedam, o Dieve.
jeigu kažkas įžeidė 10 kartų iš mūsų išorės. Sakai, neturi šernių tam savo pravdą. Reiškia yra taip, kad aš po šitą švirkio neštekėsiu. Reiškia yra toks dalykas. Visi ginčai prasideda tada, kada reiškia pradedama kalbėti, ar iš tikrųjų kas nors ką nors padarys. Tai aš va dabar pasakau, kad pasižiūrėtume šitą. Sekantį kartą važiuosime šitą gyvenimą dėl informacinės sistemos sukūrimo. Aš mažiausiai būsiu nuėjęs į kelias visokias ten redakcijas ir raštiškų pavydalų jums pateiksiu informaciją, ką nuveikiau, taip pat aš tam dar įtrauksiu keletą žmonių, su kuriais man pasiseks, sakysim, susitarti. Kadangi, kaip sakyčiau, demokratija pažeista dėl archyvo, aš pasižadu, kad Šiaulių archyvas bus tvarkytas ir perduotas į centrinę archyvą. Reiškia, tokiam labai primityviai formai, chronologinė tvarka, pabandyta susieks straipsnius, reiškia, rezoliucijas ir visą kitą, ir susiektas į sektuvus ir bus perduotas artimiausiu metu, nes tuo pačiu įsivalys ir mano namai ir nebesimėtis tie sektuvai. Toliau, rudens pavasario seminarai, tarybos dalykai visi pritarė, mes nuo Šiaulių ir aš asmeniškai prisidėsiu visko, ko galiu, jie pritariu ir juos darysiu. Šiaulių seminaras, tam laipį remsiu ir rems visas Šiaulių, reiškia, ir folkloro, ir Patrinko klubas. Ir rems Patrinko klubas. Martinaitis, reiškia, jie pajungs tarybą, reiškia, miesto kaip deputatai, jie turi didelį įtaką, reiškia, Martinaitis, kaip reiškia, dėžės viską savo mašiną, ką reikės, nemokamai, ką darys. Kultūrinė programa reikia paklausyti. Patrinko klubas, reiškia, kultūrinė programa, tie žmonės, kurie groja, dainuoja, reiškia, Rimai, žodžio vaivas, aš leis pabaigs. Detinis bičiulių reiškia, kadangi šitas konfliktas kilo virvenčinio bičiulių. Pakviesime bičiulių tą. Šitą, aš jį padarysiu. Labai gerai. 94 metais. Labai gerai, pritarė. Leidžiu ir demokratiją. Klaipėdos rajone bičiulių neieškosim, pasižadu. Reiškia taip dabar. O leisim atvažiuoti? Seminaras, čia jūsų reikalas. Seminaras su kitomis visuomeninėmis organizacijomis. Kanalaus nebus. Dėl šito, tai yra diskusinis klausimas, reiškia seminaras. Diskusinis klausimas, aš, pavyzdžiui, nieko apie jį pasakyti negaliu ir, pavyzdžiui, aš jo, sakysim, organizuoti negaliu ir neturiu jėgų. Departamento reformą užsiminėsiu kartu su Vaidniumi ir visais kitais. Nes tai yra mūsų akcija ir, pavyzdžiui, kaip matėte iš kitos pasisakymų, mes nedalyvavome. Dėl situacijos Pajūryje, kadangi, kaip sakyti, aš gimęs esu Pajūryje, nuvažiuosiu su niskim paklonu pas, reiškia, Daugintytę, jos atsiprašysiu. Pasakysiu, Daugintytę, tu buvai teisėjai. Ir aš tavęs atsiprašau ir su savo Moskvičiumi dabar tu pavažiuosiu, būsiu savaitę pas, reiškia, pas tėvus. Ir mes pervažiuosim visą Pajūrį ir raštiškų pavydalus rašysim 5 mašinraščius, išsirašau ataskaitą. Paprašai, kad nuvažiuosi su niskim paklodom ir atsiprašysim. Taip. Čia jau mano asmeninis reikalas, reiškia dabar taip. Pridėsiu ten kai kurių epitetų apie savo kolegas, kai kuriuo, žinai, reiškia, taip, aš apsilankysiu kaip ten Nidoj. Parems klubas, benzino nuvažiuoti į Nidą. Aiškiai gerai, aš pasižadu, nuvažiuosiu į Nidą, Palangą, kad išsiaiškinsiu. Laiku. Reiškia, Palangą, eisiu į Meriją, pasirinkimus ir Šventąją. Reiškia, ir pateiksiu raporto formai 5 puslapius. Vis tiek pasistengsiu šnekėti žodžiu. Gerai, aš jau po to nei vieno žodžio neužimsiu, reiškia, matai, aš, pavyzdžiui, taip toliau. Pagalba nuteistiems darys, reiškia, ta Vilnietė mano sesuo, aš jai visokiojopai padėsiu ir suorganizuosiu radiją interviu, rinks laiškus ir, reiškia, informaciją. Ir šitą darysim. Aš pasižadu šitą daryti kartu su savo seserį. Medžioklė brakonieriavimas, nežinau, kiek su departamento, reiškia, kaip sakyti, šis reikalais nieko nepažadu. Leidyba. Informacinė biuletenėm, jeigu nutarsim, duosim informaciją.
metiniam informacijom biuleteniui taip pat, reiškia, duosim informaciją. Kūrybinė grupė, jeigu kas nors pritartų, kad reikia žaliųjų istoriją vis dėlto fiksuoti, rinkti nuotraukas ir kad tai neįsimėtytų, aš pasižadu mažiausiai sudaryti kūrybinę grupę ir, reiškia, paruošti tokį planą. Per metus laiko, kaip tai turėtų, kaip tas leidinys turėtų atrodyti, reiškia, žaliųjų teismų, jeigu jūs sutinkat. Tai jeigu jūs patvirtinat, reiškia, mano ir Šiaulių, reiškia, asmeninį veiklos planą, jūs neprieštarauja demokratijos pažeidimų, tai nėra, tai labai ačiū. Linkiu diskutuoti apie kertamus miškus. Bet iš tikrųjų šitą verta pakeisti vadinimą. Tai yra auguro... Ne, čia gerai viskas. Lietuvos žaliųjų judėjimo nario R. Braziulio asmeninis kompleksinės veiklos 94 metais planas. Nereikia. Tai jaunimui girdinti, bendrauti vieni su kitais ir pastovios tokios tiesiog valdiškų žmonių replikos adresu tų žmonių, kurie tikrai paaukojo praktiškai savo gyvenimą, galėjo galbūt ir daug geriau pasigyventi, bet šitiek laiko sugaišta ir taip jaunimui girdint šitai taškyti tokius, kaip sakant, atsiprašau, man čia labai nemalonu yra. Praktiškai atvažiuojat šitie vyrukai į Šiaulius, jūs padarot labai blogų įspūdį jaunimui irgi su savo to alaus gerimu ir čia vėl tas pats, žodžiu, man labai nemalonu dėl to, kad jūs paprasčiausiai esat nekultūringi žmonės. Ir labai man sunku čia sėdėti, klausytis tų amžinai akių draskymos viens kitams. Dėl ko kaltas galbūt nerimas ir galbūt ne jūs, bet nežinau, galbūt paprasčiausias mūsų bendras toks kultūros lygis. Ir ta siūloma programa atkreipti dėmesį į tokius etnokultūrinius reiškinius, tai reiškia, kad patiems reikia gilintis į tos dalykus ir tada galbūt mes tapsim padoresniais ir toleruosim viens kitą labiau ir rezultatai bus galbūt tokie jau akivaizdesni. Galim komentarą, labai paprasta. Ačiū labai už gerą tikrai mintį dėl kultūros elgesio. Bet mane, pavyzdžiui, asmeniškai, vėlgi dėl nekultūringo kalbėti jau išėjo, tai nesakėjai. Bet mane pastoviai įžeidžia asmeniškai asimetrija elgesio. Evangelijoje parašyta, aš esu krikščionis. Evangelijoje parašyta, elgis su kitais taip, kaip nori, kad su tavimi elgtųsi kiti. Ir Rimo asimetrija, kai jisai gali visus va šitaip, aš brauling ir taip toliau, bet šiukštu ne vienas tegul nepasako jam taip pat. Tai vat kokia reakcija yra, kai žmogus, pavyzdžiui, atveš, kalba jo stiliumi, jo maniera, jo reiškia mintim. Ką jisai yra Dievas, kad gali iš viršaus man taip panaudoti, o po to, kai aš taip pat pasakau. Jisai visus svarsto, ne mes jis svarstom. Ir pirmą kartą išdrįso prieštarauti jam. Žiūrėkit, kaip čia viskas daras. Gerai, pažiūrėkit. Praktiškai snausti galima, aš irgi, mane, pavyzdžiui, Rimas visą laiką stumia ir prastumia. Ir atsiranda ir archyvai, atsiranda ir tylos, ir atsiranda, žodžiu, surinkta medžiaga. Tai Rimo viena iniciatyva. Nu kam reikia taip sakyti viską ant vien šitą? Ne, mes nesvarbu dabar. Žiūrėk, kada Rimas nedėjo asmeninio kompleksinio plano, viskas buvo gražu, bet kada jis sako, Linai, tylėk, aš nebaigiau, tu tylėk, aš nebaigiau, žinai, aš nežinau. Mes norėjom, jo programą svarstoma šiandien, ne Rimo iniciatyva, aš pasiūliau ją svarstyti, bet kai jis ją taip pradeda svarstyti, atsiprašau. Reikia pirmiausia tą programą padaryti. Aš žinau, ką reikia programą padaryti, galima 10. Klausyk, programą reikia vykdyti, o ne ją nupaišyti ir surašyti ant popieriaus. Jeigu kažkas gali kažką padaryti, apie tai buvo šnekama, bet ne taip turim trakyti. Bet patyrimas, kam yra patyrimas? Patyrimas yra ne, kad galima ir programą padaryti, bet jeigu niekas nieko neįsipareigoja, niekas nieko nesižada ir... Klausyk, bet jeigu mes klausime, kas gali padaryti konkretų tą 4 punktą, ko čia įsižeidžia? Mes pasakėme, mes neturim tokio akiratį žmonių. Ir sakom, Geras programas nei balsavom, nei rašėme, bet jeigu tokiu tonu, žodžiu, vyksta diskusijos, tai praktiškai reikėtų išspręsti, kas, žodžiu, čia turi būti pakviestas. Jeigu tokį toną mes visą laiką ruošime čia bendrauti, tai praktiškai reikia susirinkti 30 metėms ir kietų nervų žmonėms, kad nebūtų demoralizuojami jauni žmonės, mokiniai ir vyresnėji. Dėl tam savo adresu pasakė šitą mintį, kas uždavė tokį toną, ką? Gerai, nedostos dalykų, man atrodo. Aš kai prasidėjau. Žinau, čia turbūt reiktų taip paklausti, kada studentam ten baigėsi visokie. Ir baigėsi. Kas galėtų toks jaunimas dalyvauti studentai?
Tai čia tiek supranti. Mes pas save dar žemės dieną pakankamai didelės ir galbūt irgi tokie pakankamai pabiroji būsenai tokie, žinai, yra kažkokia. Tai aš apie tai ir sakau, čia ramoviečiai minimi, ar aplamai tu negalėtum Grynai yra, reiškia, keletą variantų yra. Pavyzdžiui, yra vienas variantas, mes aš sakysiu, gal su Kęstu stovykloje nesusitikti. Galite susitikti? Labai galime. Labai geras variantas yra, pavyzdžiui, tam pačiam žygį bendrauti. Tai yra labai turiningas pokalbis, yra susidraugavimas, pasikeitimas nuomonėm, reiškia, kažkokių bendrų planų, bendrų sąryšio taškų radimas. Tai yra labai aktualus. Tokį, pavyzdžiui, kaip dabar, mes susirinkam darom, sakykim, 2 sykius per metus darysim susirinkimą tokių žaliųjų. Taip, tai irgi bus, pavyzdžiui, pasikeitimas bendravimas yra. Tai irgi galima, pavyzdžiui, atlikti. Pavyzdžiui, mes darysim tokias stovyklėlės. Darom ekspedicijas, darom, sakykim, tokias bendraminčių stovyklas. Ir tokias stovyklas mes, pavyzdžiui, gal kitais metais jau rudeniop galėsim pakviesti daugiau žmonių. Galbūt išmėginės seminarais, bendros akcijos. Tai bendros akcijos, pavyzdžiui, bendros akcijos labai sujungia. Pavyzdžiui, aš buvo taip, sakyčiau taip, mes tokį, kaip čia yra 5 punktą paminėta, mes gal galėsime su Kęstu pasitarti. Ir padaryti tokį, tam pačiai stovyklai, tam pačiai žygį. Aš taip kareivių motinas tiek visus kitus apie savo renginius ir kviečia jas dalyvauti. Mes informuojame visus apie savo renginius, kviečiam dalyvauti. Černobiliečiai apie savo informuoja, kareivių motinas apie savo. Ir kad mes vieni kitus, suprantai, remiam, daro ten kokį pareiškimą kareivių motinas ar černobiliečiai dėl savo problemų. Ir mes, suprantai, yra toks susitarimas, kad mes remiam. O tos organizacijos, suprantai, viena kitą remia tokiuose dalykuose. Tas seminaras turėtų būti apie savo. Neįrašome tą, kaip sakant, būtent seminaras. O kas ir kaip bus, čia priklausys nuo aplinkybių. Gerai, ramoviečius davė. Palaukit, ne taip. Ramoviečius davė, vienas žmogus, kuris palaiko, jeigu nusprendžia su Romovo, yra tarybos, reiškia, tarimas. Jis eina pas davė. Jeigu su černobiliečiais, bus adresas. Bet vienas žmogus, kuris... Tai va taryba, prašau, tai darosi. Man atrodo, kad taryba, ta prasme, 1, 2, 3 nariai ir štai. Jie pagrindiniai principai keliavimo. Keliauti nedidelėse grupėse po 4 žmonės ir keliavimo principą palikti žemę tik tai pėdas. Ta prasme, jokių ten šiukšlių. Ir ta prasme, jie dėl to nori pasirenka tokį keistą būdą sodybose gyvenimo, kadangi mano, kad tai yra mažiausiai kenksminga aplinkai. Šiaip tai geras būtų daiktas laminuoti, žinai, kur laminuoja. Ta prasme, pavyzdžiui, Kaune tai ten, kur teisės, to tokio plastiko pakiša, bet būna tokie Yra nuotraukas dar uždėsti, ar ne, šiek tiek kampą? Kokių? Kas gali kavą taip niekinti? Žinok, aš ją šaltą geriu dažniausiai. Tai dabar gerai, štai. Ką tu čia nori tau pasakyti paspaudimu? Man priėmė žalių judėjimą mane. Senukai, dedukai, stop, aš tavęs paskui nepagausiu. Jo, aš esu biurokratas klaidų žmogus. Jolanta sakė, despotas. Žemaitis tai viso blogai. Pafilmuok tai. Dabar tai nepilmuoji, žinau, vis tiek. Ne, žinau, šiaip man įdomu, pažiūrėt, koks mažas veidas. Žiūrėk, jeigu tu nueitum ir iš salės, man atneštum anketą ir pareiškimą, supranti. Kas čia su manim šneka, negaliu. Mažutė, nebūk gerai. Ko nori? Pareiškimo atnešk ir šitą. Yra, va, atnešiau visus atnešiau. Arvidai, sės rašysiu tai man. Kokį paškėčiau galim rašyti? Parašyk. 10 kartų rašysiu. Tu nerašy dar ne vieną. Rašiau vieną kartą. Ne, tikrai nerašy, aš tau sakau. Viskas, kas surašyta, yra pas mane papkiai byloje. Tai aš tik pasirašyti galiu, o tu surašyk pats. Ne, nu tu Vainai parašys. labai trumpai, gražiai. Negaliu aš rašyti, kadangi nematau veikinio. Tai va, Jolanta tau parašys, o tu sudiktuosi. Pats Vladimiras Wolfovičius mano, kad suvereni ir nepriklausoma Lietuvos valstybė turi teisę gyventi, tačiau... Видимо, Вильнюсский край, Клайпеда...